5 pagrindinės vyrų klaidos santykiuose su moterimis. Ir su manim šiandien santykių mentoris Žygintas. Tai kadangi vedi sesijas vyrams ir moteriams apie santykius, kokias pagrindinės klaidas pastebi, kad vyrai daro santykiuose? Sąrašas yra, platus. Begalinis. Pabandyti vardinti 5 pagrindinės, dažniausias yra skaudžiausias tokias klaidas, kurios, matau, pasižyminčios yra daugelį santykių arba daugumoje porų. Bet čia dabar ne pagal prioritetus, ne pagal dažnumą, tiesiog atsitiktinė tvarka. Tai vienas iš dažniausių mano dalykų yra, kad vyrai nesilaiko savo žodžio. Toksai, pasakymas kaip žodžio žmogus, toksai, kaip pasakė, padarė, jam netinka. Ir moteris dažnai tokioje situacijoje su vyru, jinai pradeda tiesiog natūraliai nebepasitikėti. Nes pasakė, važiuosim, darysim, nupjausiu, sutvarkysiu, taip toliau, bet tai neįvyksta ir tai kartojasi, ko pasikoja, natūralu, labai žmogiška yra, kad žmogus pradeda pasitikėjimą kitų asmenių, tai šiuo atveju moteris pradeda pasitikėjimą vyru. Čia, manau, turbūt yra viena iš dažniausių ir dėja, bet labai daugam būdinga klaida. Tai netgi tokie ir buitiniai dalykai, kad išnešiu šiukšlę, suplausiu indus, nepadaro ir per laiką tai mažina pasitikėjimą. Visiškai, tai irgi prisideda, Mes ten galiausiai gali vyras planuoti bendrus projektus. Čia mes dabar nuo šiol skaitysim vakarais knygą, nuo šiol ten gersim arbatą, nuo šiol ten darysim kažką per savaitę. Bet pasakė ir taip, pasimiršo, nesigavo, nepavyko. Ir iš esmės, ką tai reiškia, kad tas vyras nėra žodžio žmogus. Ir aš manau, kad pamoka iš to kylant yra, ką aš pats irgi darau, tai aš pasižymiu, ką aš sakau. Jeigu aš jau prisibazarinu, tarsi aš jau paskui kažką darysim, tai aš stengiuosi, pasižymėti ir aš pasakiau, turėsiu padaryti ir labai svarbu iš mano išlaikyti šitą dalyką. Ir jisai gali būti būdingas ir moteriams šitas momentas, bet vyrai matau, kad labai dažnai būtent lipa ant šitą grėblio. Ok, aišku. Koks sekantis? Antras, manau, kad emocinis nestabilumas vyro poroje santykiuose su moterimi. Moteris, einanti per savo mėnesinių hormoninį ciklą, patiria įvairiausius išbandymus, ko pasiekoja dažnai jai keičiasi nuotaikos, ir tai yra biologiška ir fiziologiška. Ir būna gan dažnai poroje vyrai neatlaiko tokių didelių pokyčių emocinių arba tiesiog būna sudėtinga priimti, kad vakar jinai kažką sakė, šiandien jau yra kitaip. Ir vyras pradeda labai emocingai reaguoti ir dažnai netgi pasimeta tose turbulencijose ir pradeda netgi labiau sproginėti emociškai, Tai gaunasi, kad vyro stabilumas tampa mažesnis negu moters, ko pasiekoja moteris vienas iš pagrindinių poreikių. Daugumos moterų yra, kad vyras būtų tvirtas, kaip stalas, ąžuolinis. Jis yra nepajudinamas. Tai jeigu vyro emocinis stabilumas yra mažesnis negu moters, tiesiog katastrofa dažnu atveju, moteris nebegali tokių vyrų pasitikėti, pradėjo pagarbą, nes jisai neatlaiko jos dalykų. Aš nekalbu apie kraštutinumus, kalbu apie tokius bazinius dalykus, tokius emocinius svyravimus, kurie daugumai moterų yra būdingi dėl hormonų. O koks būtų patarimas tiesiog kaip tai pagerinti? Manau, pirmiausia, tai domėtis moters hormoniniu ciklu, kuris yra labai kitoks negu vyro. Kad jau žinoti, kad jau gali būti kažkokia emocija. Taip, ir kaip standartas, tai PMS yra 3 magiškos raidės, kurios turėtų vyro būti žinomos apie tai, kas tai yra ir kad tai yra išbandymas moteriai ir dažnai išbandymas ir santykiuose. Tai pirmiausia, pasiruošti, turėti savo super jėgą kažkokią, sugebėti praeiti tą etapą, suprasti, kad dabar bus kelios dienos, kurios gali būti sudėtingos, bet mes tai išgyvensim, mes ištversim tai ir eisim toliau priekį. Tai nepasimautant tokio kabliuko, Kiekvieną mėnesį. Jo, kas mėnesį. Ant to paties greblio. Tai visiškai. Gerai. Toliau trečias. Trečias yra disciplinos neturėjimas. Ir disciplinos neturėjimo siečiau ir su tikslų neturėjimu, kada vyras tiesiog neturi plano, neturi eigos numatytos, neturi tikslo, kurio jisai kryptingai siekia. Tai dažnai moteriai tokioje situacijoje kyla irgi ir nepasitikėjimas, ir toksai nesaugumas, nes dažna moteris, šiaip beveik visos nori šalia tvirto, atsakingo, rimto vyro, kuris siekia dalykų, daro tai, ką reikia, tada, kada reikia, nepriklausomai nuo to, kaip jisai pasijautė. Ir tai yra mūsų stiprybė vyrų. Tai manau, kad šitas disciplinos turėjimas ir demonstravimas to, kas irgi susiję, su žodžio laikymus arba nesilaikymu, yra labai labai svarbus daugumoje santykių, kad vyras turėtų planą, discipliną, gebėtų padaryti tai, ką reikia, tada, kada reikia.
nesvarbu, ten lyja, sninga, pasakė, padarė, žinai. Tai siejasi ir su pirma klaida, kur yra žodžio nesilaikymas, tai disciplinuotumas bendrai yra gyvenime. Iš tiesų labai siejasi disciplina ir su sportu, nes ir moksliniai tyrimai rodo, kad žmonės, kurie pasiekia didesnius sportinius rezultatus sporto klube arba sportininkai tiesiog, jie turi ir bendrai gyvenime versle didesnę discipliną, nes jie tiesiog išsikelia tikslą ir susideda žingsnius savo sporto rutiną, mitybos rutiną, kad jos pasiektų. Tai visą tai paskui lengviau persikelia į gyvenimą. Tai gali būti vienas iš variantų turbūt, jeigu trūksta disciplinos, nežinau nuo ko pradėti, kaip tai vystyti, pabandyti įsikelti kokį nors sportinį tikslą. Aš beje dabar 3 metai sportuoju, žinai, sporto klube ir tai mano gyvenime tai buvo vienas iš tokių labai keičiančių dalykų, kad aš pradėjau sportuoti reguliariai kiekvieną savaitę, bent po 3 kartus, žinai. Tai buvo pirmas dalykas mano gyvenime, kurį aš taip reguliariai su įsipareigojimu ir dariau ir taip nuolatos. Mums dar liko 2 dalykai. Važiuojam. Ok, 4 punktas, 4 klaida yra lyderystės iniciatyvos nerodymas arba nebeturėjimas santykio su moterim. Jei paklaustum savo Linos, jie paklaustų daugumą vyrai savo moterų, ar jinai nori, kad vyras būtų iniciatyvus ir demonstruojantis lyderystę, stuburą. Visos pasakys, kad taip nori iniciatyvaus, lyderiaujančio vyro, kuris rodo kryptį ir jisai, pavyzdžiui, jisai nesako, žinai, kad Linutė, kur mes šį vakar važiuojam, tu nusprendži, jisai sako, Lina, mes šį vakar varom vakarieniauti, apsirengti labai gražiai, 7 val. Išeinam, žinai. Tai tokio aiškumo, kad būtų ką mes lyderystė, aš nusprendžiu, aš tave kviečiu, tu esi mano draugė, mano žmona, mes varom draugė, žinai, ir viskas. Tai jisai gali pasitikrinti, ar tu nori, žinai, ar panašiai, bet iš esmės tai yra apie kryptį, mes dabar darysim ten ir ten, eisim ten, valgysim tą, žinai, ir aš to pasirūpinu. Reiškia, aš kviečiu tave dalyvauti su manim. Ne tai, kad tu nusprendi, ne moteris nusprendžia, žinai, kur mes varom, žinai, tai nereiškia, kad nesvarbu jos nuomonė, bet iš esmės apie tokį lyderystę, apie tai, kad vyras turi rodyti iniciatyvą, ko aš noriu ir aš tave kviečiu dalyvauti, žinai, draugė su manim. Logiškai. Gerai. Ir paskutinis dalykas? Paskutinis punktas, jisai gali būti labai svarbus ir tačiau nepatogus daugumai vyrų, bet tai yra stuburo tokio vidinio praradimas arba nebeturėjimas ir neberodimas santykiuose su moterim. Ir tai reiškia, kad jis beje dažnai pasireiškia kaip sąjunga su kitom baimėm, kad mane atstums, su manim nebebus ir panašiai. Dėl to dažnas vyras tokiuose santykiuose jisai pradeda bijoti prieštarauti, bijoti konfliktų, vengti konfliktų. Jisai pataikauja arba sutinka su tuo viskuo, ką sako moteris. Vien dėl to, žinai, kad išlaikyti statusą santykiuose, buvimo drauge, kad nebūtų jis paliktas. Ir dažnai tokie santykiai labai eina tokia sunkia vaga, nes moteris nebejaučia vyro stuburo. Tai reiškia, jinai nebejaučia, kad jisai gali būti tvirtas, kad jisai gali atlaikyti dalykus, kad jisai geba konfliktuoti, tuo pačiu ir išeiti iš konflikto, kad jis nebijo to ir jisai turi stuburą. Tai vyro stuburo mažėjimas arba atsisakymas vardan santykių su moterimis, kurie dažnai yra labai klaidingas ėjimas, nes jis demonstruodamas silpnumą, jisai tampa moteriai nepatrauklus. Tai moteris pradeda taip pasąmoningai galvoti, kad kai bus bloga situacija gyvenime, vyras gali nemokėti iš jos išeiti. Sunaviguoti ir tuo pačiu turėti tokios vidinio stuburo tvirtumo, kuris irgi pasireiškia santykiuose ir su moterimis. Tai yra labai svarbus vyro komponentas santykių su moterimis, kad jis yra tvirtas, jis yra lyderiaujantis ir jisai neša atsakomybę, bet tuo pačiu jisai ir pasako, žiūrėk, man taip netinka. Taip kaip tu kalbėjai, man netinka. Taip kaip tu pasielgi, man netinka ir mes turim kažką dėl to daryti. Jis neignoruoja, jisai sako, jis atstovauja savo poziciją, jis atstovauja savo vertybės, jis neišsižada savo vertybės, ko pasakoja ir savo stuburą. Taip, tai turim 5 pagrindinės klaidas iš vyrų pusės. Parašykit komentarą, jeigu reikia ir moterų klaidų. Ačiū.